Dėmesio, dėmesio, liko dar neišspręstų klausimų su tais laipsnių reikalais. Pirma, ar galima atviruoju būdu nešti saldainių su likeriu romo ir kitais laipsniais dėžutę? Antras klausimas, ar tų saldainių galima bus tik tiems, kas vyresni nei 20? Trečia, jeigu taip, kaip atrodys tas reikalas, kai 19-mečiui nebus galima parduoti tokių saldainių? Ateis toks ilgas, jaunas, su didelė barzda jaunolis ir prašys saldainių su likeriu, o jam parduotuviai negalima. Visko gali būti, kad apsiverks vaikas. Dar vienas klausimas. O gudobelės lašų irgi tik nuo 10 iki 20 valandos parduos? Ir ar tuos lašus irgi tik po skverneliu bus galima paslėpus nešti? Penktas klausimas. Dėl parduotuvių maišelių. Kas nustatys maišelių slaptumo lygį? Vat Maksimos kažkoks labai permatomas, iki irgi taip pat. Norfos gal labiau toks maskuoja, ką neši, bet... Kitas dalykas. Tarkime, butelio vaizdas bus gerai paslėptas. O garsas? Juk nežinia, kas girtuoklį labiau gundo. Ar vyno etiketė, ar butelių skambėjimas. Kad ir nepermatoma maiše. Juk girtuoklėliui nėra gražesnės muzikos už butelių tilindžiavimą. Betgi Veryga sakė, mes juk ne prieš girtuoklius kovojame.